Sveiki, brangus tautiečiai. Kol mūsų prezidento ekscelencijos Gitano Nausėdo besąlygiškai remiamas Gabrielius ant balto žirgo šarvuotas kovojo su Kinijos drakonu, pabrasydamas kelią milijardais prarastų lėšų Lietuvos pramonės, už Taivano žmonių laisvę, nepriklausomybę, pasirodo, tas pats Taivanas sėkmingai tiekė visą tą periodą karinę įrangą, įskaitant metalo perdirbimo apdirbimo stakles, taikiai Rusijos kariniai pramoniai. O pastaruoju metu 11 Seimo vatinukų aplankė tą nuostabią salą. Atrodytų už Taivano, o gal už Putino sumokėtus milijonus, sunku pasakyti. Visi bandymai išsiaiškinti, ko jie ten važiavo, buvo fiasko. Kaip mes žinom, investicijų neatvežė, technologijų neatvežė, tai gal esmė tame, kad pasisėmė Taivano patirties, kaip sėkmingai apeiti pasaulio bendruomenės taikomas sankcijas rusų gynybos pramoniai. O taip gaunasi, įdomi čia. Aiškėja, kad Gabrieliaus Landsbergio, Viktorijos Čmilytės Nielsen, Aušrinės Armonaitės, Gitano Nausėdos ir kitų dabar mūsų valdžios Olimpe sėdinčių vyrų ir moterų šlovintas Taivanas Putino karo pramonės rėmėjas, mat nuo karo Ukrainoje pradžios smarkiai išaugo kariniai pramoniai skirtos gamybinės įrangos tiekimas iš Taivano į Rusiją. Sausio pabaigoje nepriklausomas Rusijos tinklapis The Insider kartu su Taivano leidiniu The Reporter atlikęs bendrą žurnalistinį tyrimą paskelbė, kad Taivanas per pastarosius metus tapo svarbiausių metalo apdirbimo staklių tiekėjų Rusijos kariniai pramoniai. The Insider paskelbto tyrimo duomenimis, nepaisant 2023 sausį Taipėjaus įvestų sankcijų staklių tiekimui į Rusiją, ši įranga iš Taivano čia keliauja laivais per trečiąsias šalis, daugiausia Kiniją ir Turkiją. Remdamasis tarptautinėje prekybos duomenų platformoje MBD, esančiais Rusijos muitinės duomenimis, The Insider skelbia, kad 2023 m. kovą rugsėjį Maskva iš Taivano importavo 193 vienetus staklių už beveik 29 milijonus JAV dolerių. Tuo metu Lietuvos ir Taivano ryšiai gilėja pastarosius keletą metų. Apogėjų jie pasiekė 2021 rudenį Vilniuje, buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Dėl to mūsų šalies verslas patyrė didžiulių nuostolių, kadangi dėl to pasipiktinusi Kinija ėmėsi sankcijų prieš Lietuvą. Vėliau 2022 lapkritį Lietuva atidarė ir prekybos atstovybę Taipėjuje. O visai neseniai, pernai spalį, lydama 14 Lietuvos įmonių ir 4 verslo asociacijų atstovų Taivane lankėsi pati mūsų Seimo pirmininkė. Deja, taivaniečių pažadai apie astronominės investicijas taip ir nepasiteisino, jos buvo nukreiptos ne į Lietuvą, o į Vokietiją. Ir kol mūsų valdantieji grūmėsi su vėjo malūnais ir draskėsi marškinius dėl mylimo Taivano, kaip aiškėja dabar, tuo pat metu nenutrūkstamų srautų į Rusiją keliavo Putino karo mašinai būtinos metalo apdirbimo staklės.